Sveiki! Trumpai pasidalinsiu su jumis, kaip jūs galite išbandyti Canva Pro nemokamai ir kaip vėliau atšaukti. Tai jeigu norite išbandyti Canva Pro nemokamai, žemiau šio video rasite nuorodą, tai mano affiliate nuorodą, spauskite ją ir tiesiog suveskite savo duomenis ir jūs galite išbandyti Canva Pro nemokamai 30 dienų. Tai kaip praeis 29 dienos, įsiveskite į kalendorių, kad neužmirštumėte, jums reikės atšaukti Canva Pro narystę. Tai ateikite savo paskyroje, dešinėje pusėje viršuje į savo vardą, arba tiesiog čia matysite viršuje savo ikonėlę ar vardo pirmą raidę. Tai spauskite štai čia ir pasirinkite nuostatos. Paspaudus nuostatos, arba jeigu pas jūs angliškas meniu, tai spauskite settings. Kairėje pusėje jūs matysite meniu ir čia, jeigu angliškas meniu, matysite billings and plans, jeigu lietuviškas, tai rasite atsiskaitimas ir planai. Spauskite štai čia ir štai čia jūs matysite datą, kada jums bus nuskaityti pinigai. Tai aš esu pasirinkusi metinę Canva narystę, tai jeigu jūs pasirinksite 30 dienų, jūs matysite datą, kada jau bus nuskaitomi pinigai ir jums tai reikia ateiti štai čia į 3 taškus, spauskite 3 taškai ir atšaukti planą. Ir tokiu būdu jūs galėsite tiesiog išbandyti Canva Pro nemokamai 30 dienų. Atšauksite planą, spauskite Canva logotipą viršuje ir galite toliau dirbti su savo Canva programa. Tai tiek trumpai apie Canva Pro atšaukimą ir sakau jums iki.